Norite paspekuliuoti, pavyzdžiui, Tesla akcijomis, nedarant jokios analizės, nes tikite, kad uždirbsite, tai kodėl tada neinvestuoti į trigubo sverto Teslos akcijų biržoje prekiavimo produktą arba Nvidios, Apple, Netflix, Google, Airbnb, Palantir, Coinbase, Baidu ar daugybės kitų trigubo sverto, kas reiškia trigubai vertė judančius biržoje prekiavimus produktus. Tai šiame video apie svertinius biržoje prekiavimus produktus, trumpinių etapą, jų veikimo ir pinigų uždirbimo principus, uždarbio potencialą bei apie riziką susijusią su investavimu į šiuos svertinius produktus. Tai spauskite like, klauskite klausimus, rašykite komentarus ir pradedam. Ir tiesiog privalau pradėti nuo dviejų dalykų. Tai perspėjimo, kad čia jokių būdų ne investavimo rekomendacija, o pasidalinimas trigubai už standartinės akcijas rizikingesniais investavimo pavyzdžiais, bet tuo pačiu ir turinčiais trigubai didesnį pelno potencialą. Ir antra, šie etapai nebus prieinami per visus online brokerius ir bankus, bet prieinami per Hidden24 online brokerį, atsakius kelis papildomus klausimus finansinių priemonių ateities testą. Pats brokeris yra licencijuotas Europoje, kas reiškia investuojant per jį pinigai esantis investavimo paskyroje yra drausti iki 20 000 eurų. Europos investuotojų kompensavimo fondų brokeris taiko vienus mažiausių mokesčių Europoje, tai 2 eurų fiksuotą mokestį ima plus 2 centų už kiekvieną perkamą parduodamą akciją, TF ar ATP vienetą. Ir šiuo metu brokeris taiko akciją, su kuria galima gauti iki 20 akcijų dovanų, susikūrus paskyrą ir pradėjus investuoti nuo 24 metų gruodžio iki 25 metų balandžio galo. Vienos akcijos kaina gali siekti $800. Akcijos kodų, sąlygas ir registracijos nuorodą rasite video aprašyme. Taigi, kaip veikia, kaip uždirba pinigus ir kokia yra šių produktų rizika. Įsivaizduokite, kad esate labai optimistiškai nusiteikę dėl tam tikros akcijos, nesvarbu ar Nvidios, ar Teslos, ar Netflixo, ar Baidu, ar kokios kitos, yra didelis pasirinkimas, tai yra realu uždirbti ne 1% kompanijos akcijai pakilus atitinkamai 1%, o uždirbti 3%. Tai daro ir tai yra pagrindinė trigubo sverto etapa idėja. Šie produktai siekia užtikrinti trigubą dienos procentinį padidėjimą už pagrindinį turtą, o pagrindinis turtas yra akcijos, kuriomis prekiaujama su svertu. Taigi, kaip investicijų valdytojai gauna trigubą pelną? Šie etapai investuoja tiesiog į akcijas, tačiau kad gautų papildomą grąžą, jie naudoja vadinamą maržą, kas iš esmės yra pinigų skolinimasis, kad būtų galima nusipirkti daugiau akcijų. Įsivaizduokite taip, už kiekvieną dolerį, kurį investuojate etapą, pasiskolina dar $2, suteikdama jums iš viso $3 vertės ekspoziciją į atitinkamą akciją. Grožis čia yra tas, kad galite prekiauti šiais etapą per savo įprastą brokerio sąskaitą, tam nereikia atskiros maržos sąskaitos, maržos suteikiančios paskyros ar CFD sąskaitos. Tai kaip jau uždirba pinigus? Paprastai, jeigu akcijos kaina tą dieną padidėja, tarkime, 2%, tai mūsų trigubos sverto etapa teoriškai turėtų padidėti 6% dėka pasiskolintų pinigų, atėmus bet kokius mokesčius ir išlaidas. Tai va, tai yra svertų galia. Kažką panašaus daro ir tie, kas perka ant nuomai su paskolomis. Sakykime, ant kainuoja 100 000, jūs turite tik 15 pradiniam įnašui, ir dokumentams tvarkyti turi šiek tiek papildomai. Tai pasiemate paskolą, nusiperkate ant, išnuomojate jį ir gaunate visą nuomą, o ne nuo 15% nuomos, kas te buvo jūsų pradinis įnašas. Bet čia dar ne viskas. Yra ir kita medalio pusė, kuri yra atitinkamai bauginanti. Kaip jūsų pelnas gali būti padidintas, taip jis gali būti ir sumažintas, tai galite patirti didesnius nuostolius. Jei tas pats pagrindinis turtas, tai akcijos kaina sumažėja 2%, jūsų trigubo sverto etapa pozicija gali potencialiai sumažėti 6% tą pačią dieną. Čia, pavyzdžiui, sakykime, mum 3-5% kritimas yra nebaisus, tai su svertiniu etapa turėtume ne 3-5% kritimą, o 9-15% kritimą, ko galimai mūsų psichika net laiko ir tada mes panikuojame ir parduodame viską į minusą, o tada dažniausiai, kai būna kelios dienos po pardavimo į minusą, investicijų vertė atsistato ir kyla. Čia tasai kiaulystės dėsnis. Tai su šiais produktais yra daug didesnis svyravimai nei tiesiog laikant nupirktas akcijas ir su šiais produktais tikrai galima pasitikrinti, kiek stiprus yra jūsų tikėjimas atitinkamas kompanijos akcijų augimu ir kiek stiprus jūsų nervai. Yra dar vienas svarbus skirtumas nuo įprastų akcijų, tai dienos balansavimas. Šie etapai yra sukurti taip, kad užtikrintų tą trigubą grąžą kasdien. Tai reiškia, kad jų pozicijos yra koreguojamas kiekvienos dienos pabaigoje, kad būtų išlaikytas tas trigubas svertas. Ilgesniais laikotarpiais šis dienos rebalansavimas kartu su svertu gali suteikti vadinamą sudėtinį efektą. Tai reiškia, kad etapa grąža per daugiau nei vieną dieną gali žymiai skirtis nuo 3 kartų pagrindinio turto grąžos per tą patį laikotarpį. Jūs netgi galite matyti, kad etapa praranda vertę, net jei pagrindinio turto bendra grąža yra teigiama per ilgesnį laiką. Palyginti su įprastu akcijų laikymu, investavimas į trigubą sverto etapą turi žymiai didesnę riziką. Jie paprastai yra tinkami tik patyrusiems
tiems prekiautojams, kurie supranta svertą, dienos balansavimą ir sudėtinės dienos grąžas. Arba tiems, kas yra pasiruošę patirti greitai ir daug nerealizuoto nuostolio investicijose. Dabar kiek rimčiau, kaip įsivertinti, ar šie svertiniai produktai jums yra priimtini. Bent jau kaip vertinčiau aš, ir tai nėra investavimo rekomendacija. Sakykime, jums yra priimtinas atitinkamos akcijos, sakykime, Nvidios rizikingumo ir potencialios grąžos santykis, ir aišku, jums patinka ta pati Nvidia kaip kompanija ir tikite jos akcijom. Dabar įsivaizduokite, kad galite uždirbti dvigubai daugiau su dvigubai didesnė rizika. Jeigu tokios sąlygos jums yra priimtinos, dvigubos sverto etapai jums irgi bus tinkami. Jei ne, tai ne. Dabar įsivaizduokite trigubai didesnį pelną ir trigubai didesnį vertės kritimą. Ar tinka? Ar ne? Ir turite savo atsakymą, ar jums yra tinkami trigubo sverto produktai. Na ir taip pat yra penkiagubo sverto produktai supermenams. Pavyzdžiui, 5X Nasdaq 100, S&P 500 ar Magnificent 7 svertiniai produktai. Anksčiau minėtų ir neprofesionaliams investuotojams prieinamus trigubo, dvigubo ir net penkiagubo svertinius produktus galite pažiūrėti incomshares.com ir investuoti juos galite naudojant Freedom 24 brokerį. Nepamirškite gauti iki 10 akcijų dovanų, pakol akcija galioja. Akcijos sąlygas ir kodus rasite video aprašyme. Sėkmingų investavimų ir pasimatome kaip visad pirmadieniais, ketvirtadieniais ir kartais sekmadieniais.